Nu ką, bičiuliai, beveik 7 valandos vakaro, ką tik grįžau iš auto patikrų ir, kaip sakant, dar pasitikrinau automobilį, kurį atvežė mums į aikštelę. Nu ir dabar noriu parodyti jums. Pigus miesto džipukas. Visus automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje, užeikite, pasidairykite, galbūt kažką išsirinksite. Taip pat paspausite sekti mūsų socialinius tinklus, važiuojame autobrokeris Facebook, Instagramą bei TikToką, tam, kad nepraleistumėt naujų variantų, kai juos gauname. Dabar eikim prie temos. Renault Capturas. 2016 metų, 1,5 litro, 81 kW dizeliukas. Su nedidelė ganėtinai rida, su prieš 40 000 km pakeistų diržų komplektu, visiškai nesenai prieš porą tūkstančių kilometrų pakeisti tepalai, filtrai, taip kad nusipirkus šitų dalykų daryti nereiks. Taip pat praktiškai naujas technikinis, prieš mėnesį laiko praeitas. Iš kėbulo turi va čia tokį mažą įlenkimuką, o daugiau viskas tvarkoj. Po kapotų sausa, variklis dirba tvarkingai, važiuoja gerai. Taip, ką dar? Turim galinio vaizdo kamerą, partroniukus gale. Turim štai tokį odinį saloniuką. Dviejų spalvų, tamsiai pilkas su juodu. Odinis saloniukas. Gale čia viskas gražiai, išlaikyta tvarkingai. Taip pat turi kylėsą, beraktis įėjimas, beraktis užvedimas. Du rakteliai užvedimo. Čia viskas elektra, šildomos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė tvarkinga, keleivio viskas irgi normaliai, savo vietoj. Taip, turi navigaciją, galinio vaizdo kamera, kaip sakiau, mechanas 6 pavarų, 2 užvedimo kortelės, USB išvestis, beraktis užvedimas, autopilotas, eko režimas, kiti važiavimo režimai čia, multifunkcinis vairiukas, gražus, nenutrintas, start-stop sistema. Štai galinio vaizdo kamera. Nu, daugiau ką žinau. Miesto džipukas, ekonomiškas, pigiai remontuojamas, kaip sakant, sėdi ir važiuoji. O automobilio rida 162 000 km. 162 000 km, taip kad tikrai važiuot, prieš 40 štukų, kaip sakiau, pakeistas pagrindinis diržas, tepalai šviežiai pakeisti, taip kad nusipirkus šiai dienai nieko daryti nereikia. Yra sąskaitos, visa kita, ir diržų keitimo, ir kitų darbų, taip kad kai atvažiuosit, viską galėsit pasižiūrėti, pamatyti patys. Pavargau jau šiandien, daug darbų, daug patikrų, vos spėjau suktis, nu bet nieko. Pats, kaip sakant, prisimašiau darbų, tai dabar reikia dirbti. Šito automobilio kaina 6700 €. Kaina negalutinė, galimos dėrybos, taip pat galimas pirkimas išsimokėtinai, 4,5% metinės palūkanos, jokių riborų ir kitų paslėptų mokesčių. Taip kad jeigu domina toks automobilis, atvažiuokite į Vyšnių gatvę 2 Lukšiai Šiaulių rajoną, arba rašykite į Važiuojam autobrokeris Facebook arba Instagramą, arba skambinkite nurodytą telefono numeriu virš mano galvos. Viską susitarsim, atvažiuosit, prasivažiuosit, pasibandysit, jeigu viskas tiks ir patiks, įsigysite automobilį. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio karto. Iki.